Sužinojau, kad galima pasidaryti tyrimus, sužinoti savo biologinį amžių, kiek iš tikrųjų yra man metų, o ne kiek pase parašyta. Ir dar sužinojau mirties datą, kad galima sužinoti. Iš pat pradžių, tai aš tą pasižiūrėjau šiek tiek mistiškai, galvoju, sužinoti mirties datą, šiek tiek gal tikrai per daug mistikos, bet mokslininkui paaiškinus, kaip visa tai yra skaičiuojama, man buvo beprotiškai žavu ir dar tik tai padidėjo noras tą sužinoti, nes atliekant tyrimus kaina yra vienokia sužinoti biologinį amžių, plus kainuoja dar sužinoti tą mirties datą. Tai tuo metu, kai aš dariausi, tai mano žiniomis gal buvo 20 žmonių Lietuvoje, kurie pasiryžo tą sužinoti. Visos tos datos, jos judančios yra. Ir aš patyriau tą savo kailiu. Aš patikrinau savo biologinį amžių, buvau 6 mėnesiais vyresnis, negu mano pase parašyta.